Rehab.com paviešino nuotraukas apie narkotinės medžiagos pavadinimu metamfetaminas padarytą žalą. Nuotraukose galite matyti, kaip progresuoja žala. Paprastai šios nuotraukos buvo padarytos sulaikant asmenis vartojant amfetaminą pirmą kartą ir po to sulaikius asmenis trečią ar ketvirtą kartą. Šios fotografijos buvo paviešintos tam, kad žmonės matytų realią žalą, kurią daro narkotinės medžiagos. Metamfetaminas, dar vadinamas speedu, methu ar ledu, tai stimuliuojantis narkotikas panašus į amfetaminą, tik daug stipresnis, ilgiau trunkančio poveikio ir žalingesnis sveikatai. Be to, nuo jo labai greitai atsiranda priklausomybė. Metamfetaminas paprastai gaminamas mažose nelegaliose laboratorijose iš nesunkiai įsigyjamų cheminių medžiagų. Tačiau pats gamybos procesas labai pavojingas. Keliamas pavojus ne tik patiems gamintojams, bet ir netoli esantiems žmonėms. Metamfetaminas atrodo kaip smulkus skaidrus kristalai, panašus į sukapotą ledą. Dažniausiai metamfetaminas rūkomas, tačiau vartojamas ir traukiant į nosį, bei valgant ar darant injekcijas. Šis narkotikas smegenyse sukelia staigų ir didelį neuromediatoriaus dopamino išsiskyrimą. Tokia neuronų stimuliacija sąlygoja nuotaikos pagerėjimo ir fizinio aktyvumo padidėjimą. Narkotiką vartojant dažnai sunaikinamos neuronų galūnėlės, kurios beveik negali regeneruoti. Dėl to smegenyse sukeliami negrįžtami pokyčiai. Narkotikas taip pat gali sukelti irzlumą, susijaudinimą, nerimą bei drebulius, konvulsijas ar net kraujotakos nepakankamumą ir staigią mirtį. Šiuose ištraukose galite matyti metamfetamino poveikį asmenėms. Reportažą Europlius parašė ir skaitė Dovydas Petrošius.